Hello, ir aš dabar noriu su jumis apžvelgti savo planus, nes tiesiog jau šiaip video rečiau keliu, tai galvoju pasidalinsiu su jumis. Aš šiaip stengiuosi kažką įkelt dažniau, bet kartais nesigauna arba kartais šiaip neberandu idėjų, tai čia viskas dėl to, bet šiaip, ja. Žinot, svarbiausia yra video kelt, kai tu tikrai to nori, o ne dėl to, kad, žinot, reikia. Ir šiaip aplamai gyvenime reikia viską daryti, ne dėl to, kad jumis kažkas verčia, o tiesiog, žinot, ar jūs tikrai to norit. Gerai, tai pirmas dalykas, tai šiandien varysiu į repeticiją būrelio, teatrą, nes mes ruošiam spektaklį, kuris bus 23 dieną šeštadienį ir kas norit galite ateiti ten nemokamai. Ir man dabar tos repeticijos bus šeštadienį, tai šiandien, tada rytoj normaliai pailsėsiu ir paskui, kai ateis kitą savaitę pirmadienis, kiekvieną dieną. Prisiminkim tai, kad man dar reikia į mokyklą ir irgi užduosiu namų darbus. Bet nors ir mums ten reikia ruoštis, aš vis tiek būnu tokia čilnu, nes man patinka tai daryti. Ja. Ir bus tas spektaklis Venclauskų namuose, tai aš labai lauksiu Šiauliuose. Aišku, 9 vakarą gal čia vėlokai, bet bus kaip tik tą dieną aplamai muziejų naktis, ten visi nemokami muziejai. Ir jo, mes vaidinsim 9 vakarą, taip jau gavus, bet kas nenorės dar miego ir kas vaikštinėsi, tai žinokit, galit užsukti. Tada turiu antradienį biologijos kontrolinę. Ir aš jau taip nebenoriu tų kontrolinių, jau tuoj vasarą ir man taip nesigalvoja ir taip nesidirba, bet antradienį biologija, kontras ir tada dar kažką liktai rašysim trečiadienį iš literatūros. Aš esu pasižymėjęs literatūrą, bet liktai, jeigu neklystu, kažką trečiadienį. Ir tada matau, čia esu užsirašius, bus Šiauliuose toks renginys, aš mačiau, kad jis geras. Ir kaip tik toks vasaros atidarimas, aš čia įdėsiu fatkytę. Ir aš dar galvoju, nes aš dar nežinau net nei su ko varysiu, nei ką, bet aš planuoju nuvaryt. Bus Rubiks klube ir ten yra Vasario 16 gatvė. Tai aš manau, jeigu jūs tą dieną neturit ką veikti, čia toks bus labai super vasaros atidarimas. Aš jau žinau, kad bus labai fainiai. Ir by the way, TikTok'e Pulse on Events daro konkursą, kad kas sukurs geriausią TikTok'ą apie jų likti tą renginį, tai gali laimėti 50 €, tai sudalyvaukit. Nes bilietas kainuoja tik 10 €, bet jau tuoj bus 13, bet jeigu jūs laimėtumėt 50 €, jūs įsivaizduojat, jums ne vieną bilietą užtektų. Tai galite irgi jau pasiekti ir TikTok'ą, Pulse on Events ir Instagramą. Čia prikabins nuotraukytės ir būtinai komentaruose pasidalinkit, kokie jūsų planai laukia arba kokios kelionės. Būtinai viską perskaitysiu. Ačiū, kad pažiūrėjote šitą video ir iki.